Ir atidavęs visą kraštą į mūsų rankas, dėl to visi krašto gyventojai dreba iš baimės prieš mus. Kitą rytą anksti Jozuė ir visi izraelitai pakilo iš Šitimo ir nužygiavo prie Jordano. Viešpats tarė Jozuei: šiandien pirmą kartą išaukštinsiu tave viso Izraelio akyse, idant jie žinotų, kad būsiu su tavimi, kai buvau su Moze. O tu savo ruožtu kunigams nešantiems sandoros skrynią įsakysi: atėję prie Jordano vandenų pakrantės, stovėsite Jordano upėje. Tada Jozuė tarė izraelitams: ateikite arčiau, klausykitės Viešpaties savo Dievo žodžių. Iš to, tęsė Jozuė, pažinsite, kad gyvasis Dievas yra tarp jūsų ir kad jis tikrai nuvarys jums nuo kelio kananiečius, hetitus, kivus, perizus, girgašus, amoritus ir jebusiečius. Žiūrėkite, visos žemės viešpaties sandoros skrynia pereis pirma jūsų per Jordaną. Viešpatie čia susirinkusius, norinčius atnaujinti Krikšto įžadus ir atsinaujinti Kristaus dvasioje. Žodžiu, Viešpatie, paruošk jų širdis tavo malonės dovanoms, padėk visą širdimi išsižadėti nuodėmes. Dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Taigi ši Evangelijos vieta liudija apie įvykį, kuris vyko kažkur čia, prie Jordano upės, greičiausiai toje apylinkėje, ties Jerichu. Ateidavo čia įvairiausi žmonės, toli neikit, tai tik juosmens įsilipę, kad galėtumėt pasinerti.
Amen.